Pasirinkite pirmą, antrą ar trečią kortą jūsų. Jei pasirinkote pirmą, pažiūrėkim, kaip įveikti sunkumus, kurie dabar yra jūsų gyvenime. Ši korta kalba apie tai, kad reiktų atsisijot, kas realu, kas yra iliuzija, susitelkti į vieną konkretų žingsnį, o ne į 10 galimų scenarijų. Jei pasirinkot antrą, sunkumai kyla iš vidinių baimių, neaiškumo, pasąmoninių blokų. Stebėkit savo emocijas, nebėkit nuo baimės, kaip tik eikit į ją. Prasiaiškinkit tai, kas jums yra neaišku. Tada suvoksit, kas vyksta ir kaip tai praeiti. Jei pasirinkot trečią, sunkumus galite įveikti per tiesą, aiškumą, ryžtingus sprendimus. Pasakykite tiesą pirmiausiai savo. Veikite drąsiai,